Sveiki visi. Šiandienos pamokėlę norėčiau skirti interneto ryšiui. Daugelis iš jūsų naudojasi išmaniaisiais telefonais, taip pat planšetiniais kompiuteriais bei kitais įrenginiais, kurie reikalauja interneto ryšio. Esant namie, galima nemažai sutaupyti, naudojant namų Wi-Fi tinklą. Tačiau, jeigu jūsų modemas neturi Wi-Fi antenos, jūs naudojatės trečiosios šalies modemu, tai yra tokie, kurie jungiasi per USB. Taip pat tokiu atveju, jeigu jūs tiesiog norėtumėt padalinti savo interneto ryšį taupant, šiandien parodysiu jums trumpą pamoką apie tai, kaip padalinti jūsų Wi-Fi interneto ryšį kitiem įrenginiam. Parodysiu viską labai greitai. Norėdami pažiūrėti detaliau, naudokite pauzę. Taip pat tiem, kuriem bus tai šiek tiek sudėtinga, visą aprašą, tai yra tai, ką aš rašysiu komandinėje eilutėje, aš įmesiu svetainėje po video. Tiesiog nuspaudę video pavadinimą, jūs gausite teksto failiuką, kuriam bus įrašyti visi tie duomenys, kuriuos aš šiuo metu suvesiu. Taigi, pradėkime. Spaudžiame Start, rašome Run, naujoje atsiradusiai lentelį rašome CMD, spaudžiame Enter ir atsiranda langas, kuris vadinamas Command Prompt. Toliau mums reikia nustatyti mūsų internetą. Taigi rašome net sh tarpas vlan tarpas set tarpas hosted network. Dedame tarpam, rašome mode lygų allow tarpas sit lygų. Čia įrašome pavadinimą, kai vadinsis mūsų sukurtas interneto ryšys. Mano vadinsis labai paprastai SLK internetas. Dedame tarpą, rašome key lygų. Čia mums reikės įrašyti slaptažodį, kurį naudosime. Slaptažodis turi būti sudarytas iš nemažiau kaip 8 ženklų. Turi turėti savyje tiek skaitmenis, tiek raides. Mūsų slaptažodis bus internetas 12, tarpas, rašome key, be tarpų iš didžiosios raidės usage, lygų, persistent. Paskutinė eilutė reikalinga tam, kad kompiuteris išsaugotų mūsų slaptažodį savo duomenų bazėje. Spaudžiame Enter. Kaip matot, the hosted network mode has been set to allow. Toliau spaudžiame Start, valdymo skydas arba Control panel, Network and Internet, viršui Network and Sharing Center ir kairiai pusėje būtų Change Adapter Settings. Paspaudžiam. Čia, kaip matot, pas mus atsirado naujas pajungimas Microsoft Virtual Wi-Fi Mini Port Adapter. Spaudžiame ant jo, jisai aktyvuosis. Taip pat išsirenkam arba laidą, arba Wi-Fi pajungimą, žiūrint, kokiu būdu mūsų kompiuteris šiuo metu yra pajungtas prie interneto. Spaudžiame dešinį mygtuką, keliaujame į Properties, Sharing ir pažymime Allow other network users to connect through this computer internet connection. Padedam varnelę ir apačioj pasirinkam būtent tą interneto pajungimą, kurį tik ką sukūrėme. Mūsų atveju bus tai Wireless Network Connection 2. Spaudžiame OK.
Kaip matot, prie mūsų interneto atsirado prierašas shared. Tai yra dalinamas. Grįžtame į command prompt, mūsų lentelę ir rašome net sh tarpas vlan start tarpas hosted network. Šitą net vlan start hosted network mums reikės įrašinėti kiekvieną kartą, kai jungus kompiuterį mes norėtume pasidalinti savo interneto ryšiu. Start komandą paleisti, stop komandą sustabdyti. Taigi, spaudžiame Enter ir, kaip matot, the hosted network started. Tai reiškia, kad mūsų štai šitas SLK internetas, kurį mes sukūrėme, dabar yra pasiekiamas iš kitų įrenginių ir prie jo bet kada galima pasijungti, siųsti duomenis pagal jūsų interneto providerio siūlomus tarifus. Taigi tikiuosi ši pamokėlė jums buvo naudinga. Dėkui už jūsų praleistą laiką ir iki malonaus.